Mes jau, ne? Gerai. Labas rytas visiems prisijungusiems. Kaip visuomet, gal dar porą minučių matome, kad žmonės jungiasi, porą minučių leiskime likusiems dalyviams prisijungti ir po poros minučių startuosime. Gerai, tuomet. Sveiki visi. Dėkoju visiems, kurie šiandien šį rytą prisijungė prie mūsų webinaro, kad išgirstų tai, ką mes norime pasidalinti su jumis apie vartotojų tapatybių apsaugą ir būtent tai, kas susijęs su kelių veiksnių arba multifaktoriaus autentifikavimo sprendimais. Ir kodėl šiandieną mes kalbam apie tai, tai tiesiog yra keletas tokių aplinkybių, gal kurios labiau skatina ir verčia kalbėti apie tai. Tai yra ta pati TIS2 direktyva, kuri jau buvo patvirtinta ir netgi vakar buvo patvirtintos visos organizacinės ir techninės priemonės, tarp kurių yra ir kelių veiksnių autentifikavimo priemonių naudojimas vartotojų autentifikavimui. Ir paprasti tokie dalykai, kad tiesiog vartotojų paskyras reikia saugoti ir kaip sakant, visuomet yra geras laikas apie tai kalbėti. Tai pradėkime gal pradžiai. Tai sakykime, mūsų webinaras jis susideda, galima sakyti, iš tokių trijų dalių, trijų komponentų. Iš pradžių aš tiek įvesiu apie tai, kur mes esame su TIS2 direktyva. TIS2 direktyvos reikalavimai susiję su vartotojų tapatybių apsauga ir būtent kelių veiksnių autentifikavimo sprendimų naudojimu. Vėliau perims mano kolega Rimas Kareiva, skaitmeninių darbo vietų kompetencijų centro grupės vadovas, ir papasakos, kaip efektyviai galima įsidiegti kelių veiksnių autentifikavimo sprendimus. Ir kolega iš Cisco, Leo, kurio pavardės gal nebandysiu net ištarti, papasakos apie Cisco Duo, vėlgi dar viena perspektyva, kaip kelių veiksnių autentifikavimo sprendimai gali būti pritaikomi iš Cisco Duo perspektyvos. Mintis yra tokia tiesiog paprastai parodyti, kaip lengvai paprastai galima įsidiegti tuos sprendimus, nekeičiant jau egzistuojančių, sakykime, darbo įpročių. Tai yra tiesiog ant viršaus uždėti paprastą saugų sprendimą tam, kad apsaugoti jūsų organizacijų darbuotojus. Taip, tai sakykime, pradėkim nuo to, kur mes dabar esame. Su TIS2. Pradėsiu nuo TIS2. Tai tarp dalyvių mačiau, sakykime, keletą žmonių, kurie tikrai yra iš organizacijų ir kam TIS2 bus tiesiogiai taikoma, tai yra vadinamieji TIS2 subjektai, organizacijos kam taikoma. Šalia to dar yra ir bus prievolė taikoma savo tiekėjams taikyti tuos pačius reikalavimus, kurie yra susiję su toje direktyvoje numatytais techniniais ir organizaciniais reikalavimais. Tai kalbant apie pačią direktyvą, šiandien jau mes esame toje stadijoje, kuomet aiškiai žinome, ko bus reikalaujama, ko yra reikalaujama, ir tai jau yra aprašyta ir sudėta, sakykime, į dokumentus, į teisės aktus, kurie yra viešai prieinami, galima su jais susipažinti ir pradėti ruoštis. Taip? Tai jeigu istoriškai pažiūrėti, direktyva jau buvo gan senai priimta, 23 metais, po to buvo padaryta subjektų identifikavimo metodika, buvo priimtas kibernetinio saugumo įstatymo pakeitimas šių metų Liepą.
įsigaliojo pats įstatymas spalio 18 dieną ir vakar kaip tik vyriausybė patvirtino organizacinius ir techninius reikalavimus. Aš čia naudoju trumpinius, kad tiesiog tilptų, tai OTR, tai yra organizaciniai ir techniniai reikalavimai, tai jų sąrašas ir jų reikalavimai buvo patvirtinti vakar. Galite pasiekti viešai prieinamus dokumentus, sakykime, šitoj etaros sistemai. Dabar taip, sekantys žingsniai, ko dar liko, tai yra oficialus sąrašas subjektų bus kaip ir patvirtintas ir subjektų vadovai bus informuoti apie tai iki balandžio 17 dienos ir nuo to laiko bus du tokie periodai. Taip, tai per metus laiko reikės įsidiegti organizacinius reikalavimus ir per antrus metus reikės įsidiegti techninius reikalavimus. Šio webinaro apimtyje kalbėsiu tik apie tai, kas yra susiję būtent su vartotojų tapatybės apsaugai ir būtent su kelių veiksnių faktoriaus autentifikavimo sprendimų reikalavimais. Be jų yra dar ir daugiau reikalavimų. Ne? Tai pačiam kibernetinio saugumo įstatyme ir su tuo susijusiu techninius reikalavimus yra keletas punktų. Jeigu pažiūrėsite į dokumentą, tai jis susideda iš tokių 12 didelių skirsnių. Vienas iš skirsnių yra būtent prieigos valdymas ir kelių veiksnių tapatumo nustatymo priemonės. Ne? Tai yra visas didelis blokas reikalavimų. Ir ten yra aiškiai numatyta, jog TIS-2 subjektai privalo nustatyti prieigos valdymo tvarką apimančią kelių veiksnių priemonių naudojimo būdus. Paprastai tariant, ką tai reiškia, tai tiesiog organizacijos turi atsisėsti, pasižiūrėti ir apsirašyti tai, kaip, tai yra iš principo, kaip vartotojai autentifikuojasi ir kaip turės būti naudojami antras faktorius arba keli papildomi vadinami tie multifaktoriai šalia įprastų prisijungimo būdų, tai yra vartotojo vardas ir slaptažodis. Apie galimybės, kokius būdus naudoti, šiek tiek detaliau dar toliau papasakosiu ir kolegos, esu tikras, padetalizuos, kokie galimi techniniai sprendimai tiems keliems faktoriams, kokius galima naudoti, kokiais atvejais. Taip, tai mes, kaip jau ir dabar žinome, yra labai aiškus konkretus reikalavimas pasidaryti tvarką, politiką, apsirašyti, kaip savo organizacijose naudosite. Ir kitas dalykas, kad ne tik pačioms organizacijoms, tai dabar organizacijoms atsiranda prievolė to paties reikalauti ir iš savo tiekėjų. Tiesa, kas yra gerai, jog ne iš visų tiekėjų, bet būtent iš tų tiekėjų, kurių paslaugos ir prekės yra susiję su tinklų ir informacinių sistemų projektavimu, kūrimu, diegimu, naudojimu, priežiūra, modernizavimu ir kibernetinio saugumo užtikrinimu. Tai būtent į tą veiklą, į tą sritį orientuotų tiekėjų reikalavimai. Tai yra ne visiems. Ten, sakykime, perkant popierių ar tušinukus, tų reikalavimų tiems tiekėjams nereikės kelti. Ir kaip ten tie reikalavimai atrodys, tai iš tikrųjų reikės reikalauti to paties, ko reikalaujama ir iš jūsų. Ir viena iš tų kategorijų yra labai aiškiai įvardinta, jog turi būti aprašyta, ko jūs reikalausite, kas susiję su tiekėjų prieigų valdymu. O jeigu kalbėsime apie prieigų valdymą, tai vėlgi tame pačiame prieigų valdyme yra ir kelių veiksnių autentifikavimo priemonių naudojimas. Tai čia bus truputį darbo. Tai paprastai tariant, tas reikalavimas yra naudoti patiems, reikalauti to paties iš savo tiekėjų, kas susijęs su jūsų informaciniam sistemom ir tinklu ir bei kibernetiniu saugumu. Ir netgi tiems, kas nėra TIS-2 su tiesioginiai subjektai ar netgi tiekėjai, tiesiog verta tuos sprendimus įsidiegti, nes, sakykime, tai palyginus nesudėtinga priemonė, kuri padeda lengvai apsaugoti vartotojų tapatybės. Ir kaip padeda apsaugoti, šį truputį padetalizuosiu vėliau. Tai dabar, kad suprasti dėl pačių tų kelių veiksnių faktorių, kokių yra, tai, sakykime, tai nėra kažkokia viena ir fiksuota technologija, laikui bėgant, kaip ir naudojimo sistemos, jos sprendimai evoliucionuoja. Ir kažkada startavus nuo elementaraus prisijungimo vardo ar slaptažodžio, tų
kelių veiksnių faktorių buvo įvairių ir jie vis dar yra, ne? Kai kurie yra vadinamieji jau tokie pasenę, liaudiškai, sakykime, IT srityje vadinami legacy sprendimai ir yra nauji ir naujai vystomi, ne? Tai, sakykime, dabar galima rasti IT srityje labai daug skirtingų ir kame yra bėda, kad priklausomai nuo to, kokias sistemas naudojate, jeigu jos yra senesnės, kartais jos palaiko tik tai senesnius sprendimus. Ir čia labai svarbu yra pagalvoti apie diegiant sprendimą, kokį spektrą techninių tų kelių veiksnių autentifikavimo faktorių tas sprendimas palaiko. Gerai būtų žiūrint, kad, sakykime, jeigu turit kažkokius senesnius legacy, kaip pavyzdžiui, OTP, SMS žinutės, jog jis dar palaikytų ir tuos senuosius, su perspektyva į ateitį, ilgainiui migruojant į šiuolaikinius ir saugesnius sprendimus. Tai jeigu tai pažiūrėti, dėl ko tai yra svarbu, tai yra tai, kad tas antras faktorius tiesiog nėra dėl antro faktoriaus. Jo paskirtis, kaip ir minėjau, yra apsaugoti tapatybės. Ir dabar svarbus, sakykime, aspektas yra phishingui atsparūs OTP ar šitie phishingui atsparūs multifaktorių sprendimai. Nes viena didžiausių grėsmių būtent, kuri yra susijusi su vartotojų tapatybių perėjimu, užvaldymu, nulaužimu ar kaip be pavadintumėm, ateina tos grėsmės per phishingą, ne? Tai apsimestinius laiškus, SMS žinutės, QR kodus ir panašiai, kuomet vartotojų prašoma prisijungti, suvesti prisijungimo duomenis ir netgi jeigu ir turi senesnio tipo antrą faktorių, suvesti antrą faktoriaus, bet vis tiek paskyros yra perimamos. Dėl to reikėtų žiūrėti, jeigu žiūrint į šią schemą, tai sakykime, pirmoje pusėje, kairėje pusėje matome senesnius, kurie nėra atsparūs phishingui, tai reiškia galima vartotoją apgauti, paprašyti suvesti jo antrą faktorių ir vis tiek paskyra bus perimta. Šiuo metu, sakykime, technologiškai atsparus yra tik tai FIDO 2 ir smart cardai, tai yra tos šios technologijos, kurios neleidžia phishingo būdu perimti, užvaldyti vartotojų paskyrų. Tai tiesiog žiūrint į ateitį, jeigu reikia užtikrinti seną, žiūrim, kad dar būtų palaikomi ir seni tipai antro faktoriaus ir žiūrint į ateitį, jog tie sprendimai palaikytų ir, sakykime, FIDO 2 passwordless autentifikaciją, tuos vadinamosius paskiais ir panašiai, biometriką ir panašiai. Tai tiesiog žiūrime, ką turime, jeigu reikia naudoti, pasistengime integruoti, bet į ateitį žiūrint, kad būtų galimybė migruoti į šiuolaikinius saugius sprendimus. Dabar minėjau, ne, kad kai kurie sprendimai yra mažiau saugus, kiti yra labiau saugus, tai čia tiesiog vienas iliustracijai pavyzdys, kuris aiškiai iliustruoja, jog ne visi antri faktoriai yra vienodai saugus. Ne? Čia yra pavyzdys iš 350 000 realių atvejų, kuomet buvo bandoma užvaldyti paskyras ir koks buvo sėkmės procentas apsaugos. Ne? Tai sakykime, naudojant FIDO saugumo raktus, kaip pavyzdys Yubico arba panašius, paskyros yra apsaugomos visų 100%. Taip yra todėl, kad, sakykime, technologiškai yra naudojamas skaitmeninių raktų, privačių, viešų ir privačių raktų pora ir autentifikuojant nėra dalymasis, autentifikuojantis nėra pasidalyma kažkokia informacija, kurią nusikaltėliai galėtų perimti. Tai yra tiesiog autentifikavimo mechanizmas neleidžia perimti informacijos, kuri galėtų būti pernaudota nusikaltėlių. Ir tai yra vienintelis būdas, kadangi tai susijęs su, sakykime, su saugos sertifikatais. Visi kiti, sakiau, žemiau esantis, pavyzdžiui, užklausa įrenginėje, tai liaudiškai tas vadinamas push notificationas, kuomet telefone iššoka notifikacija, tiesiog praspaudžiam ir prisijungiam. Ne, tai tokiu atveju tik tai vis tiek 10% paskyrų pavyko perimti, paštu dar mažesnis procentas ir taip sumažėjant su SMS-ais dar didesnė dalis paskyrų perimama ir skambutis telefonu 50 paskyrų buvo perimta.
Tai statistika tiesiog iliustruoja, kad, nes jeigu taip ir pažiūrėsim, telefono numeris, SMS, paštas, tai yra senesnio tipo multifaktoriaus autentifikavimai, kuomet jie buvo kuriami, tuomet nebuvo įsivertintos tos grėsmės, su kuo mes susidūrėme dabar. Ir tai yra tas technologinis pažangumas, kurį turi kibernetiniai nusikaltėliai šiuo metu naudodami įvairias priemonės, bandant perimti vartotojų paskyras. Dėl to taip yra. Sakykime, tai nėra jau savalaikiai sprendimai. Dėl to reikia žiūrėti į ateitį, tai yra kas atitinka dabar ir kas bus pakankamai saugus ateityje. Taigi, žiūrint iš kiekvieno savo organizacijos perspektyvos, reikia įsivertinti keletą labai svarbių momentų. Tai yra net ir pati direktyva ir kibernetinio saugumo įstatymas, jisai vis tiek yra paremtas, kaip sakant, proporcingumo principu. Pradedant daryti bet kokius priiminėti sprendimus, turi būti padarytas rizikos vertinimas ir pasverta, kokio lygio priemonės turi būti įdiegtos organizacijose. Tai reiškia, turi būti proporcija, negalima per daug saugumo arba per mažai uždėti. Tai reikia tiek, kiek reikia. Tai kiekviena organizacija turėtų pasižiūrėti, tai yra 3, sakykime, tokie kertiniai dalykai. Dažniausiai kalbant apie IT sritį, tai yra technologijos, žmonės ir procesai. Procesai organizacijose gali būti visiškai skirtingi. Kalbant apie žmonės arba vartotojus, vėlgi reikia įsivertinti, kokio tipo vartotojų pas jūs yra. Yra administratoriai, įprasti vartotojai, trečiųjų šalių tiekėjai, žmonės besijungiantys prie jūsų sistemų, vartotojai su tiesiog tam read-only, tai yra skaitimo teisėm, vartotojai, kuriems reikia ne tik skaityti, pasiekti duomenis, bet juos koreguoti ir saugoti, tai yra tiesiog skirtingų tipų vartotojai ir darbuotojai, kuriems reikia skirtingo lygio saugumo sprendimų. Kuo didesnis, sakykime, kuo daugiau privilegijų turi darbuotojas, atitinkamai to tipo paskyra turi būti saugoma labiau. Galbūt tiesiog reikia šiek tiek ar didesnius aukštesnio lygio saugumo reikalavimus iškelti, ar tiesiog naudoti šiek tiek saugesnę, kartais galbūt truputį sudėtingiau naudojama, bet saugesnę kelių veiksnių autentifikavimo priemonę. Ir kitoj pusėje pažiūrime į technologijas. Taip, į technologijas, tai į dabar turimas sistemas, tai yra kokias jūs naudojate, kokias planuojate įsigyti, kokias technologijas tos sistemos šiuo metu palaiko ir kokios galimybės yra žiūrint į ateitį jas išplėsti. Ir tas dalis tuomet reikia sugretinti, tai yra galimybės technologinės ir vartotojai bei jų poreikiai ir kaip tai įsipiešia į jūsų procesus. Tai nėra toks, sakykime, labai paprastas ar greitas sprendimas, tiesiog tam reikalinga analizė, padaryti tyrimą, pasidaryti analizę, susidėlioti veiksmų planą ir jau turint veiksmų planą imtis tik tai įgyvendinimo. Dabar kaip ir su bet kokia technologija, tai lygiai taip pat ir su kelių veiksmų autentifikavimu. Visą laiką reikia įsivertinti, jog nebūtinai tai viskas praeis sklandžiai, galima susidurti su tam tikrais iššūkiais, bet kai žinoma, kokie gali būti iššūkiai, galima jiems iš karto paimti ir pasiruošti. Nes kelių veiksmų autentifikavimas ar bet koks kitas sprendimas, kuris, sakykime, įdiegiamas kasdienėje veikloje ir susijęs su vartotojų patirtimi, jisai gali turėti tokį įtaką vartotojų patirčiai, ar jiems bus lengviau naudotis, sunkiau naudotis, užtruks ir daugiau laiko ar mažiau laiko, tai tiesiog įsivertinti, kaip ir kalbėjom, procesai, kaip atrodo jūsų procesai ir kaip įdiegus tą technologiją, tie procesai jie pagreitėtų, sulėtėtų, paprastesni pasidarytų ir panašiai. Tai reikia tiesiog įsivertinti, kaip tai įtakos naudotojų patirtį ir kaip ją gali pagerinti. Nes dažnai su naujų sprendimų įdiegimo būna pasipriešinimas, kartais net ne dėl pačio to sprendimo, tiesiog, kad dar čia kažkokią vieną naują technologiją, dar vieną sistemą, ką reikia naudotis. Tai čia turi būti labai aiškiai pasidaryti tokie namų darbai, tai yra, kas yra diegiama, kodėl tai yra diegiama ir kokia bus nauda tiek patiems vartotojams, tiek organizacijai. Jeigu taip šiek tiek atgal pažiūrint, tai su kelių veiksnių autentifikavimu arba tiesiog su saugumu dažniausiai būdavo tokia gal stereotipas.
jeigu saugu, tai yra sudėtinga, bet su kelių veiksnių autentifikavimu yra būtent priešingai. Nes jeigu mes dėgiam sprendimus, kurie yra paremti biometrika, passwordless sprendimai, passkeys, tai netgi vartotojams yra paprasčiau ir greičiau prisijungti. Tai vat, tai komunikuojant arba bandant tą idėją, sakykime, parduoti organizacijoje, reikia labai aiškiai kaip ir pristatyti vartotojams, kokią naudą tai jiems neš. Ne tik tai saugumą, bet tiesiog gali būti, kad kai kurie, sakykime, autentifikavimo procesai, jie bus netgi supaprastinti. Toliau, taip, su saugumu reikia įsivertinti, kokios atstatymo galimybės, tai yra, jeigu pamečiau, išsikrovė telefonas, jeigu naudoju telefonų, vagystės atveju ir panašiai, bet čia yra labiau susijęs su tai aktualu, sakykime, ne tik tai šiai technologijai, bet kaip ir visoms, toje pačioje direktyvoje ir kibernetinio saugumo įstatyme kalbam, jog reikia įsivertinti veiklos testinumą, tai kad numatyti atvejus, kas būtų, tai jeigu kažkas nutinka, kaip aš tuomet atsistatau ir kaip aš tęsiu savo veiklą. Tai lygiai tą patį reikia įsivertinti ir per kelių veiksnių autentifikavimo prizmę. Tai yra pagalvoti, kaip lengvai būtų galima atstatyti arba užkeisti vieną priemonę kitą, jeigu viena neveikia, ar ten, sakykime, darbuotojas pameta įrenginį ir panašiai. Vėlgi, tų opcijų priklausomai nuo sprendimo, kurį naudos, tai yra pakankamai daug ir yra tas lankstumas. Jau galima vienu metu paraleliai naudoti keletą galimų sprendimų, jeigu vienas neveikia, tai tada renkuosi kitą autentifikavimo būdą. Ir kaina. Kaina, sakykime, įdėjau kainą būtent dėl to, kad kartais, priklausomai nuo to, kokius sprendimus jūs jau dabar naudojate, į sprendimų gali netgi nereikėti papildomai pirkti, o tiesiog išnaudoti jau dabar turimas. Aš konkrečiu atveju referuoju į Microsoft 365 prenumeratas, nes dažnai jau turite prenumeratas, kurios turi saugumo funkcijas, reikia jas tiesiog tinkamai išnaudoti. Manau, Rimas gal šiek tiek papildys dar netgi šitą dalį, kaip atrodo. Tai suprasti, kad taip, gali būti iššūkių, bet pasidarius tinkamą analizę, pasirengus ir įsidiegus sprendimus ir iškomunikavus organizacijai, galima labai aiškiai parodyti, kokios yra tų sprendimų naudos, Be abejo, kadangi tai sprendimas labiau dedikuotas į saugumą, tai pirmas dalykas, taip, tai yra paskyrų apsauga, tai vadinasi, apsaugom paskyras, tai reiškia sumažiname rizikas, nes rizikų valdymas arba rizikų vertinimas ir rizikų valdymo planas vėlgi yra viena iš sudedamųjų dalių kibernetinio saugumo įstatymo reikalavimų, ką organizacijoms reikia pasidaryti. Tai reiškia, paprastai tariant, žinau, jog reikia saugoti darbuotojų paskyras, kelių veiksnių autentifikavimo sprendimas, tai ir padės daryti. Tik tai klausimas kaip, priklauso, prieš tai rodžiau skaidrę, technologinio tipo, kokią technologiją naudojate, kiek tai gali sumažinti riziką darbuotojų paskyrų perėmimui. Ir kadangi tai yra dar vienas papildomas sprendimas, sakykime, tai kaip ir angliškai layer security, tai yra sluoksnis po sluoksnio, tai tiesiog dar viena papildoma problema arba sunkumas kibernetiniams nusikaltėliams, bandant užvaldyti arba perimti jūsų darbuotojų paskyras. Tai yra vienu žingsniu, vienu sluoksniu sudėtingiau šitiems nusikaltėliams. Ir minėjau apie tai, kad, sakykime, kai kurios technologijos yra atsparios phishingui, tai, sakykime, imant naujasis, FIDO2 paremtas technologijas, galima apsisaugoti nuo tų įprastinių atakos faktorių. Tai yra phishingas, brute force'as, kai tiesiog bandoma atspėti slaptažodžius ir panašiai, tai yra kas yra dažnai naudojama. Tai tiesiog paprasta priemonė, šalia to nuo ne tik tai dedikuotų paskyrų bandymo perimti, bet irgi nuo įprastinių tokių plačiai pasklidusių kibernetinių atakos vektorių. Vėlgi, saugumo sprendimas be abejo tai yra ir saugumo kultūra, tai yra, kad darbuotojams tuomet bus aišku, jog organizacija rūpinasi jų kaip vartotojų saugumo, bando apsaugoti jų, sakykime, jų paskyras, kad jų informacija niekur neiškeliautų. Tai tiesiog toks paprastas priėmimas, jog
organizacijai yra svarbu informacijos saugumas, darbuotojų paskirų saugumas ir tuo yra tinkamai rūpinamasi. Patogumą jau šiek tiek minėjau, taip, pasirinkus vienokias ar kitokias technologijas, pavyzdžiui, biometriką arba pasvarlės, vartotojams tiesiog tampa patogiau naudotis esamomis sistemomis, kadangi supaprastėja prisijungimo mechanizmai. Ir be abejo, kai kurioms organizacijoms tai yra tiesiog tinkamai įdiegus užtikrina atitikti vienokių ar kitokių reikalavimų užtikrinimai. Tai gali būti tas kibernetinio saugumo įstatymas, kuris ateina su TIS2 direktyva, gali būti ISO 271 reikalavimas arba, sakykime, kiti reikalavimai susiję su kibernetiniu saugumu. Tai iš mano pusės būtų tiek toks bendras įvadas į tą kelių veiksnių autentifikavimo poreikį, taip. Tai, sakykime, tai nėra tik tai, jog to reikalauja kažkoks vienoks ar kitoks reguliavimas. Reikia į tai pasižiūrėti ir iš tos pusės, kadangi grėsmių yra tikrai daug, jos yra nutaikytos, kaip, pavyzdžiui, phishingas į vartotojų paskyras ir tikrai yra lengvų ir paprastų būdų, kai tai galima, sakykime, apsaugoti. Ir kaip jau minėjau, kai kuriais atvejais tai papildomų investicijų nereikalauja, nes dažnai jūs netgi turite galimybę išnaudoti esamų prenumeratų apimtyje, tiesiog daugiau padirbėti, įjungti, sukonfigūruoti ir pradėti naudoti. Taip, tai toliau aš perduosiu žodį savo kolegai Rimui, tik dar priminsiu, kad jeigu kyla klausimų, visą laiką galite naudoti Q&A skyrelį, rašyti savo klausimus ir po pristatymų pagal galimybės pastengsime į tuos jūsų klausimus atsakyti. O dabar perduodu žodį savo kolegai Rimui. Ačiū, Evaldai. Labadiena visiems. Šiandieną pasidalinsiu savo skaidrėmis. Jeigu Evaldas kalbėjo labiau apie tokius, sakykime, dalykus kaip reglamentavimas, tai jau bandau savo skaidrės pasidalinti. Tai kai Evaldas labiau kalbėjo apie reglamentą, kodėl reikia, kas tai yra ir panašiai, aš norėsiu truputėlį pakalbėti šiek tiek labiau apie praktinius dalykus, šiek tiek apie praktinį gyvendinimą. Ir kažkiek irgi užsiminsiu apie tą priežastį, o kodėl, ir galbūt ne per reglamentavimo prizmę, bet bendrai per kibernetinio saugumo prizmę. Taigi, pakalbėkime apie tai, kas iš vis yra ta skaitmeninė tapatybė, kurią mes bandome saugoti kelių lygių autentifikavimu, kodėl svarbu ją saugoti, ir kokie, sakykime, yra būdai ir priemonės. Tai jeigu taip bendrai žiūrėti į IT pasaulį, į IT technologijas, jos skaidomos pagal tai, kaip jos yra valdomos, tai nepriklausomai kokį technologijų, sakykime, formatą ar naudojimą būdą mes taikytume, ar tai būtų mūsų pilnai įsidiegta infrastruktūra, ar mes turėtume pilnai debesyje naudojamus resursus, šalia viso to mes turime skaitmeninės darbo vietas. Tai yra skaitmeninė darbo vieta, kaip klientas kreipiasi į mūsų sistemas, ir operuodamas tam tikrais dalykais, leidžia mums pasiekti vienokį ar kitokį funkcionalumą, dalintis informaciją, atlikti mūsų darbus ir panašiai. Ir skaitmeninė darbo vieta irgi kaip ir tos tradicinės sistemos duomenų centruose, jos, sluoksniuojasi, jos nėra vienalytės, tai nėra vienas kažkoks subjektas, kurį mes turime saugoti. Jose yra daug įvairių taip pat sluoksnių, kai kurie kartojasi, kaip, pavyzdžiui, operacinė sistema, duomenys yra, aplikacijos darbo vietose. Ir šalia jų yra tam tikri objektai, kurie apibrėžia tą pačią mūsų skaitmeninę tapatybę. Tai aš išskyriau tas 4 dalis žaliai, kad suprastume, apie ką eina kalba. Tai iš esmės, kai mes kalbam skaitmeninę tapatybę, tai irgi nėra kažkoks vienalytis dalykas. Mums reikia saugoti kelis dalykus. Ir kai mes saugom tos kelis dalykus, mes turime suprasti, kad tai nėra tik tai, kad paskyra, tai yra mano slaptažodžio apsauga ar kažkokia prevencija nuo to, kad kažkas kažkur neprisijungs mano vardu ir panašiai. Tai yra šiek tiek daugiau.
Ir tas daugiau, iš esmės, tai yra prieigos. Su savo paskyra aš turiu tam tikras prieigas, ne, ir su prieigomis turiu teisės. Prieiga tai reiškia, kad prisijungęs su vartotojo vardu, slaptažodžiu, sakykime, to standartiniu būdu, aš prieinu prie tam tikrų resursų. Ne? Tai yra pasiekiu tam tikrus dalykus, tai pasiekiu aplikacijas, pasiekiu duomenis, pasiekiu organizacijų sistemas, tinklus tam tikrus ir panašiai. Ir tose resursuose aš turiu tam tikras teisės, kuriamis aš galiu operuoti. Tai problematika yra tokia, kad daugiausia kibernetinių atakų yra orientuota būtent į tas skaitmeninės tapatybės su tikslu gauti prieigas ir teisės. Ne? Jeigu teisės yra per žemos, veikti kažkaip tai šalia kitaip, naudoti kažkokius kitus būdus, kad visgi didinti savo tas teisės ir kad mano atakos poveikis būtų kuo didesnis. Ir mūsų kaip organizacijų iš esmės yra rūpestis, mes vėlgi žiūrime į tai labiau iš savo pusės ir dažniausiai galvojame, kad viena ar kita priemonė, vienas ir kitas sprendimas padės mums šitą dalį kažkaip pasistiprinti, apsisaugoti, išvengti kažkokių galimų grėsmių. Bet yra toks niuansas, kad mūsų vartotojas jis gyvena ne tik tai mūsų organizacijoje, jisai kaip žmogus, kaip asmuo, jisai gyvena kažkur kibernetinėje erdvėje. Jis turi ne vieną paskyrą, jis turi begalės paskyrų. Ir be abejo, tas paskyros tai kibernetinėje erdvėje yra kažkaip tai veikiamus. Ne? Kuo daugiau paskyrų daugiau mes turime, tuo tikėtina, kad kibernetiniai nusikaltėliai bandys naudojantis vienokiamis ar kitomis paskyromis, nes už paskyrų yra sistemos, rinkti informaciją, kaupti informaciją bendrai. Vėlgi, ką reikia suprasti su problematika, dažnai girdžiu Lietuvos įmonės sakant, kas mes Lietuvoje, mes čia esame mažos įmonės, mes niekam neįdomus, pasaulis mumis nesidomi. Kibernetinių nusikaltėlių veikimo principas yra tai, kad dažniausiai tai nėra, kad jūs esate tikslinis, tikslinė galutinė auka, į kurią nukreipta ataka. Iš esmės, kibernetiniai nusikaltėliai, jie tiesiog seka sistemas net nerankiniu būdu, irgi įdarbina tas pačias technologijas, dirbtinį intelektą, debesijos technologijas tam, kad ten, kur yra atvira, ten, kur yra neuždarytos, sakykime, durys ir langai, kaupti informaciją. Ir mūsų darbuotojo, vartotojo tos paskyros ir yra tose sistemose, tose atviruose languose ir per ten nusikaltėliai gali surinkti informaciją apie jūsų darbuotoją, o darbuotojas kaip tik pas jūs yra organizacijoje ir vidinis vartotojas. Ne? Ir tai, kad jau yra surinkama informacija apie tokį vartotoją, tai po truputį įtakoja, kad jūs po truputį tampate tą tikslinę auką. Ne? Tai yra, kai jau tam tikrais įrankiais galima identifikuoti jūsų vartotoją ir pagal vartotojo duomenis identifikuoti, kad jis yra iš jūsų organizacijos, tada kibernetinio nusikaltėlio ta veikimo kryptis atsisuka į jūsų organizaciją. Ne? Tada jūs tampate tiksliniai, nes ne pati galbūt IT jūsų infrastruktūra, ne jūsų priemonės, ne aplikacijos buvo tas, sakykime, masalas, kuris patraukė kibernetinius nusikaltėlius, bet tai turima informacija apie jūsų vartotojus. Ir kai mes šitą problematiką turim, atrodytų, o tai ką mums belieka daryti. Ne? Ir šiandieną turbūt yra tikslas kalbėti pačias efektyviausias priemonės ir viena iš efektyviausių ir labiausiai padedančių, tai yra kelių lygių autentifikavimas. Šiandieną mūsų visas webinaras yra skirtas šiai temai. Jeigu pasižiūrėti, ką sako Microsoftas, nes vėlgi užsiminė šiek tiek Evaldas, kad turbūt tos greičiausios priemonės, bent jau mums žinomos, kur galima greitai kažką įdarbinti, gyvena Microsofto pasaulyje. Didžioji dalis jūsų turbūt naudojatės irgi Microsofto įrankiais, esate Microsofto klientai, naudojatės jau Microsoft 365 debesijos įrankiais, kurie suteikia standartinės darbo priemonės, kaip elektroninį paštą, galimybės nuotoliniu būdu bendrauti, keistis informaciją, failais, duomenimis ir panašiai.
Tai toje sistemoje, jinai jau rinkoje yra virš 10 metų, Microsoftas yra daug investavęs į saugumo sprendimus, ir turi tikrai daug informacijos apie tai, kas vyksta toje aplinkoje, ir mes iš to galime suprasti, o kiekgi tie kibernetiniai nusikaltėliai ir jų tos veikimo kryptis, tos strėlės, kiek jų yra ir koks tai yra aktyvumas. Aš paėmiau Microsoft'o ataskaitą. Microsoft'as kartą į metus paruošia tokį Digital Defense Report, jis dažniausiai išeina rudenį, tai tiesiog galite internete pasiieškoti pagal raktinius žodžius, iš karto išmeta PDF ataskaitas, priklausomai nuo metų, kurias galite pasižiūrėti. Tai bent jau, jeigu atsukti laiką atgal ir pasižiūrėti prieš 3 metus, kokio lygio tai būdavo veikla, tai buvo sakoma, kad vien į Microsoft'ą, vėlgi Microsoft'as nėra vienintelis paslaugų teikėjas, pasaulyje yra daug paslaugų teikėjų, kurie teikia resursus, sakykime, paslaugų principų, bet vien į Microsoft'ą kiekvieną dieną būdavo, sakykime, nutaikoma 50 milijonų atakų, kurios būtent orientuotas į slaptažodžius, reiškia į mūsų kibernetinės tapatybės. Ir ką Microsoft'as prieš 3 metus sakė, kad iš esmės iš visų jų klientų, nes, kadangi tai jų infrastruktūra, jie gali tą dalyką pastebėti ir pamatyti, kad tik 20% visų vartotojų buvo apsaugoti kelių lygių autentifikacija. Be kelių lygių autentifikacijos, jeigu kalbėti, kiek tai yra saugu, Evaldas rodė statistiką, skaičius, koks yra pažeidžiamumas, kai jau yra taikomas tam tikras kelių lygių autentifikavimas, tai yra telefonas, skambučiai, galbūt elektroniniai laiškai ir panašiai. Jeigu dar būtų įdėta statistika, jeigu apsaugos priemonė yra tik tai vartotojo vardas ir slaptažodis, tas procentas būtų dar mažesnis. Reiškia, kad tai yra labai lengvai pažeidžiama vieta, kai jūsų vartotojai autentifikuojasi į sistemas tik tai vartotojo vardu ir slaptažodžiu. Tai prieš 3 metus Microsoft 365 aplinkoje, sakykime, 80% paslaugų nebuvo apsaugotos kelių lygių autentifikacija. Reiškia, tai buvo tik vartotojo vardas ir slaptažodis, ir į tos 80% kiekvieną dieną būdavo nukreipiama 50 milijonų atakų. Kaip ir sakiau, jūs nesate tiksliniai, jūs nesate tie, į kuriuos galbūt iš karto taikomasi, bet sukaupus tam tikrą informaciją apie jūsų vartotojus, vėlgi tai nerankiniu būdu, kažkokie dirbtinis intelektas, debesijos technologijos, jūs galite pavirsti. Ir jeigu jūsų paskyros, organizacijų paskyros Office 365 aplinkoje nėra apsaugotos kelių lygių autentifikavimu, laiko klausimas, kada jūs papulsite tą radarą ir kada bus pabandyta įgyvendinti vieną ar kitą ataką. Ir jeigu pažiūrėti, kaip staigiai išaugo atakų kiekis per 3 metus, kaip sparčiai išaugo atakų kiekis per 3 metus, tai augama, sakykime, dvigubai, augama kartais, augta 12 kartų. Reiškia, kibernetiniai nusikaltėliai taip stipriai pasistiprino savo technologijas ar priemonės, kurios leidžia, tai daryti sakykime, masiškai dideliais kiekiais, didelėmis apimtimis. Visą laiką tas pats sakoma, kad šiai dienai vėlgi, kai atakuojamos kibernetinės tapatybės, yra taikomas į slaptažodžius. Ir turbūt vienintelė šiai dienai gerai žinoma priemonė, tai yra kelių lygių autentifikavimas. Tai yra jų naudojimas stipriai padėtų apsaugoti. Ką Microsoft'as sako, kad naudojant bent jau Microsoft'o pasaulyje, Microsoft'o kelių lygių autentifikavimo įrankius, rizikos, kad jūsų paskyros bus, pavadinkim taip, užvaldytos ar nulaužtos, sumažėja daugiau negu 99%. Tai reiškia, labai daug atakų bus nufiltruota ir būtent tas, net jeigu jūs esate radare ir apie jūsų vartotojus ir žinoma jų ir vartotojų vardai ir slaptažodžiai, yra dar tas trečias lygis, kuris gali sustabdyti. Iš tikrųjų, dar tose ataskaitose man užstrigo tokia frazė, aš jas dažnai naudoju savo prezentacijose, kad tie kibernetiniai nusikaltėliai šiai dienai dažniausiai nebelaužia jūsų sistemų, jie tiesiog jas įsijungia. Tai yra prisijungia, autentifikuojasi, padaro tą loginą.
Jeigu matėte Malinausko paruoštą reportažą apie nulaužtą Lietuvą ir kokie buvo demonstruojami pavyzdžiai nulaužtų lietuviškų registrų ar didelių sistemų, iš esmės, ką aš pastebėjau, tai rodoma grafinė vartotojo sąsaja, tai ne kažkoks kodas, tai ne kažkokie, nežinau, vidiniai sistemų dalykai, tai yra tiesiog gražiai prisijungta vartotojo vardu, kuris turi tam tikro lygio teisės, aukšto lygio prieigą, tai yra dažniausiai administratoriai, gal net jau tie patys pagrindiniai globalūs administratoriai, kurie reiškia matosi ir visą sistemą, mato visą sistemą ir aplikacijas ir vartotojus, ir gali su tomis sistemomis operuoti, kaip jie tik užsigeidžia. Tai va, tai todėl ta problematika skaitmeninių tapatybių valdymo, suvaldymo, slaptažodžių apsaugojimo, jinai yra svarbi. Taip, direktyva, viskas tvarkoja, jinai įpareigoja tam tikras organizacijas. Iš kitos pusės, aš sakyčiau, visom kitom likusiom organizacijom turėtų jas įgalinti jų vadovai, savininkai, akcininkai, tiesiog pasakyti, kad mes negalime šiandienai būti be kelių lygių identifikavimo. Galėtumėt irgi sakyti, kad Rimai, tu juokauji, turbūt aišku, kad mes turime kelių lygių autentifikavimą ir naudojame. Mano patirtis, netgi vėlgi Lietuvoje, su mūsų klientais, kiekvieną dieną atliekant įvairaus lygio konsultacijas, vartotojų mokymus, tiesiog matau, kad iš esmės iš 10 organizacijų 2-3 turbūt naudoja kelių lygių autentifikavimą, kitose vis tai dar yra nauja tema. Yra daug atsikalbinėjimų, yra sakymų vartotojų žinios, nekompetencija. Evaldas tą minėjo, kad taip, tai yra iššūkiai, su kuriais reikia kovoti, su jais dirbti, jos apeiti. Nes kitu atveju turbūt laiko klausimas, kada jūsų sistemos bus nulaužtos, o gal jas šiandien yra jau nulaužtos, tik tai vyksta kažkokie vidiniai procesai, teisų pasikėlimas, skalavimas, galbūt net jau naudojama jūsų tenantas, galbūt laiškams siųsti, phishingo atakom organizuoti ir panašiai. Tai kągi daryti? Šiek tiek apie problematiką pakalbėjom ir mano netgi pavadinimas pranešimo skamba, kokios tos yra greitos ir efektyvės priemonės. Tai Microsoft 365 pasaulyje, kaip ir minėjau, tai yra toks naujas pavadinimas Entra ID. Entra ID anksčiau vadinosi Microsoft Azure Active Directory tarnyba. Iš esmės tai yra tarnyba, kurią turi bet kuri organizacija, kuri Microsofto pasaulyje turi bent vieną debesijos paslaugą. Svarbu, tai gali būti viena Microsoft 365 Basic licenzija, tai gali būti tiesiog vienam vartotojui nupirktas OneDrive'as, kaip saugykla, kuris gali laikyti savo failus ir jais dalintis. Jūs turite Entra ID. Kokia yra naujiena, kad su Entra ID jūs iš karto gaunate galimybę naudoti kelių lygių autentifikavimą. Microsoftas prieš berods 2 metus padarė taip, kad visi nauji tenantai, visų naujų organizacijų paskyros, kai skūrimos, jos įgalinamos iš karto kelių lygių autentifikavimą. Reiškia, sukūrėte organizacijai paskyrą, pirmam vartotojui davėte OneDrive'o licenciją, jis naudojasi OneDrive'o sistema, iš karto jo prašys registruotis kelių lygių autentifikavimui. Nieko daryti nereikia, reiškia, tai yra paslaugos kainoje, iš karto įdiegta, paleista ir jums reikia tiesiog registruotis kaip vartotojui. Pavyzdį rodo, mes turim tokią testinę aplinką, testinį tenantą ir ką norėjau parodyti, kad tenanto ar Entra ID ar organizacijos paskyros lygyje, netgi jeigu yra sakoma, kad licenzijavimas yra nemokamas, tas Microsoft Entra ID Free licenzija veikianti, vis tiek galima, ir tai, kad galima, bet ir veikia kelių lygių autentifikavimas. Jeigu jūsų paskyros yra gan naujos, 2 metų iki 2 metų, reiškia, jose bus automatiškai įjungta. Jeigu yra senesnės, jūs turite tokią galimybę, galbūt nežinote apie tokią galimybę, jums tiesiog reikia nueiti ir ją įsijungti. Ko jums reikia ieškoti, ar Entra ID tarnyboje, ar internete, jeigu norite kažkokių instrukcijų, nuorodų, reikia ieškoti tokio dalyko kaip Entra ID Security Defaults. Security Defaults tai yra tam tikras rinkinys Entra ID nustatymų, kurie
yra standartiškai pritaikomi visai organizacijai, visiems darbuotojams vienu metu. Ir vienas iš tų nustatymų tai yra kelių lygių autentifikavimo reikalavimus. Nepriklausomai nuo to, jūs esate paprastas vartotojas, esate administratorius, jūs iš karto sistema prašys prisiregistruoti prie kelių lygių autentifikavimo. Kas, sakykime, gal koks yra trūkumas ir referuojant į Evaldo rodytus skaičius apie jau atsirandančias, sakykime, priemonės, technologijas, netgi apeiti kelių lygių autentifikavimą, netgi tokiu būdu gauti prieigas, sakykime, tiesiog nulaužti paskyrą. Tai ten yra telefonai, skambučiai, SMS žinutės, kas nėra saugu. Tai security defaultai iš esmės neleidžia šito dalyko labai stipriai pasirinkti. Dažniausiai būna sukonfigūruotos kelios priemonės, į kurias vartotojai gali prisiregistruoti. Ir natūralu, kad vartotojams dažniausiai yra paprasta, kad sistema tiesiog atsiųstų žinutę, iš kurios jie suveda kodą. Labai retai, kada einama prasisiunčiama programėlė, autentifikatorius, sakykime, ir prisiregistruojama prie jo, nes registracijos procesas daug ilgesnis, sudėtingesnis, tai be abejo įsijungia vartotojų kompetencija ar nekompetencija, ir procesas nevyksta, sustojama ties tomis priemonėmis, kurios galbūt šią dieną vėlgi nėra 100% saugios. Security defaultai to, sakykime, galbūt ir riboti, kadangi nemokami, kad jie neleidžia rinktis, o kokios priemonės gali būti taikomos. Tai tam yra naudojami jau kiti principai, kitos technologijos ir kitos galbūt licenzijos Entrust ID. Tik perinant dar prie aukštesnio lygio saugumo, galbūt irgi toks bus patarimas, ką toliau galima daryti, nes visą laiką mes skubame eiti į sudėtingesnį, sakykime, kažkokį sprendimą, į galbūt saugesnį, bet nepagalvojame, o ką mes dar galėtume pasidaryti. Tai su security defaultsais jau kai kuriom aplikacijom, ką galima daryti, tai yra, kad jas tą security defaultų kelių lygių autentifikavimą taikyti ne tik Microsoft 365 įrankiam, bet ir tam tikrom aplikacijom, kurios šiai dienai jau yra suintegruotos su Entra ID tarnyba. Šiuo atveju aš paėmiau kaip pavyzdį kaip VPN klientą, nes dažnai prie, sakykime, darbo įrankių, prie mobilaus darbo, prie hibridinio darbo stiliaus yra derinama vartotojams reikalavimas, jungiantis nuotoliu, turėti VPN ryšį. Tai šiuo atveju vėlgi yra tam tikros technologijos, kurios sako, kad jeigu jūs naudojate vieno ar kito gamintojo priemonės, jos suveiks taip pat ir su security default ir kelių lygių autentifikavimo funkcionalumu. Be abejo, reikės padaryti šiokius tokius konfigūravimus, grinai dėl pačių šių aplikacijų, pasirūpinti, kad jos būtų įdiegtos į vartotojų galbūt įrenginius ir panašiai. Vėlgi, ta pati Entra ID, jinai ką leidžia, jinai leidžia kažkiek tai integruoti netgi ir tas aplikacijas, kurios šiai dienai nėra suderintos su Microsoft, tai gali būti jūsų gal kažkokios tai aplikacijos vidinės, tai vidinių sistemų dalykai, tai kas pas jūs veikia, pavadinkim taip, on-premise režimu. Tas pačias aplikacijas galima irgi po truputį registruoti į Entra ID ir ruošti tam naudojimu su kelių lygių autentifikavimu. Be abejo, ką aš ir minėjau, security defaultai turi tą tokį ribojimą, kad leidžia daug priemonių prisiregistruoti, leidžia vartotojams pasirinkti, ką jie nori. Plus security defaultai veikia tokiu principu visiems viskas arba visiems nieko. Neleidžia turėti kažkokio nestandartinės konfigūracijos. Tai šitoj vietoj, kai mes jau susidėliojam savo aplikacijas, vėlgi aš galbūt į kiekvieną čia detalę neisiu, nes labai turime nedaug laiko šiai dienai, fokusas visgi kelių lygių autentifikavimas. Čia galbūt žinutė buvo, kad galime plėsti tai, kas yra Entra ID kelių lygių autentifikavime į kitas sistemas, kurios nėra galbūt Microsoft. Čia vėlgi pavyzdžiai, kaip tai atrodo Entra ID aplinkoje. Ką ir minėjau. Jeigu ateina momentas, kai jau į Entra ID išmokote, įsitraukote ne tik Microsoft'o debesijos paslaugas, bet atsirado jūsų kažkokios kitos vidinės sistemos
ir su security defaultais tai nelabai galbūt veikia, koreliuoja, neužtikrina pakankamo saugumo. Entra ID siūlo aukštesnio lygio, tą vadinkim, kelių lygių autentifikavimo būdą, kai jūs jau darote tai ne per security defaultus, kad šitą būdą taikyti, jūs turite tos security defaultus išjungti ir tada turite pradėti valdyti multifaktoriaus tą funkcionalumą. Tai dažniausiai Microsoft dokumentacija jisai vadinasi per user multifactor authentication. Ne? Tai yra per user jau pavadinimas sako, kad čia jau mes turime tam tikrą galimybę valdytis tam tikrus nustatymus. Šiuo atveju aš neįdėjau vaizdo, kuriame matosi vartotojai. Tame vaizde ten vėlgi iš esmės iš jūsų Entra ID yra rodomi visi vartotojai ir jūs tiesiog galite pasakyti, taikyti, netaikyti multifaktoriaus reikalavimo ir netgi yra toks variantas, kur, tarkim, priverstiniu būdu įgalinti. Ne? Nes kai leisti, tai jis turi tam tikrą galimybę atidėti, per kiek laiko vartotojas turi prisiregistruoti į kelių lygių autentifikavimą, tas priverstinis arba angliškai enforcinimas, jis reikalauja, kad sekančio prisijungimo metu, sekančios autentifikacijos metu jis padarytų registraciją. Čia matote, jau galima pasidėlioti, kad nebūtų taikomi skambučiai į telefonų numerių, kad nebūtų siunčiami kodai į SMS žinutes. Mes tiesiog galim čia pasakyti, taip, mes atsirinkome konkrečiai mobilią aplikaciją, kuri yra išmaniam telefone, kuri yra sudėtingesnė, bet paruošėm procesą, instrukcijas vartotojam, apmokėm, edukavom, vidinės tvarkas pasikoregavom ir panašiai. Ir tokiu būdu mes sakom, taip, mes galim šitą dalyką šiek tiek susitvarkyti, susivaldyti. Ir tokiu būdu mes galim labai stipriai pasikelti tą saugumo lygį. Ne? Tai yra, jeigu ten buvo kalba apie aplikacijas, tai 90% atakų, apie 90, turbūt virš 90% galima išvengti. Evaldo statistikai parašyta 90, Microsofto ataskaitoje, kurią aš prieš tai rodžiau, yra sakoma, kad tas skaičius yra didesnis, jis ten beveik ties 99%, yra labai nedideli kol kas procentai, kai Microsoftas yra prieinamas, bet čia vėlgi turbūt priklausom nuo to, kokį sprendimą renkatės. Tai tokiu būdu jūs apsiribojate, pasisakote, kad taip taikysim tik tai autentifikatorių, saugią priemonę, bet vėlgi yra niuansas toks, kad tokiu būdu, koks bus nustatymas, jisai, jeigu pasirinksite vieną tam tikrą priemonę, tarkim aplikaciją, reiškia vėlgi vartotojams, kuriem taikysim reikalavimą, jie visi turės naudoti būtent tą aplikaciją. Yra organizacijų, kurios turi labai, ne tai, kad pagal kompetenciją žmonių, bet netgi pagal veiklą turi gan skirtingus darbuotojus, kurie atlieka skirtingas funkcijas ir naudoja netgi skirtingus įrankius. Pavyzdžiui, tarkim, tam tikrą logistiką, kurjeriai, vėlgi ar darbuotojai, kurie iš esmės daro kažkokį fizinį darbą, nedirba prie kompiuterių, jų yra didelis kiekis, jiem galbūt duoti išmanų į telefoną, kuriame būtų programėlė per didelė prabanga, jiem leidžiama naudotis galbūt asmeniniais telefonais, ir šiuo atveju būtų prasminga leisti jiem naudoti SMS. Reiškia, šiuo atveju, jeigu naudojant šitą technologiją mes pasakom, kad dvi priemonės yra leistinos, mes negalim pasakyti, kad tie žmonės, kuriem reikia galimybės naudotis telefonu, SMS, naudojasi telefonu, o kitai grupiai yra būtinai reikalavimas, kad tai būtų mobili aplikacija, nes jinai yra saugesnė. Ne? Tai vėlgi šiek tiek lankstesnis būdas, bet nėra pilnai lankstus, gan sudėtingas suadministruoti didesnėse organizacinėse, kuriuose yra didesnis, sakykime, tas diferencijavimas darbuotojų, jų funkcijų. Tai gali būti irgi problema. Dabar šitas licenzijavimas per User Multifactor Authentication, jis įeina irgi į tas pačias licenzijas, kuriuose yra tam tikri servisai, tarkim, paštas, Teamsai, SharePointas. Vėlgi, jeigu grįžti prie Microsoft 365 Basic licenzijos, kuris skaitoma tokia pigiausia licenzija, šitas funkcionalumas jau yra. Ne? Tai nemažai dalykų jau galime pasidaryti. Ir jeigu turime netgi tam tikrą, sakykime, poreikį, kur
norime turėti 100% saugumą ir Evaldas minėjo, kad tam yra naudojami tam tikri raktai, fiziniai raktai. Microsoftas palaiko Yubico technologiją. Tai aš tiesiog Yubico tokį vieną skaidrę irgi paėmiau grinai iš Yubico puslapio. Jų puslapį yra toksai geras įrankis, kuris leidžia pagal jūsų poreikius susidėlioti, susikonfigūruoti, kokie ten būtent turėtų būti konkretūs raktai. Tai vėlgi galima pasakyti, ką jūs norite apsaugoti, koks yra renginys, kokio lygio, ar jūs norite, kad tas, sakykime, raktas būtų visą laiką viduj, per kokį jungtį ir panašiai. Tai aš tiesiog tokį pavyzduką sudėliojau, kad iš esmės norėjau pačio saugiausio rakto, kuris veiktų per USB-C jungtį, kas šiai dienai yra naujas standartas ir visose naujos kartos įrenginiuose jau šita jungtis yra. Tai sistema tiesiog išfiltravo du produktus, vienas yra skirtas kompiuteriui, kitas yra skirtas mobiliam telefonui. Ką sako ir kodėl rekomenduojama naudoti netgi tokį fizinį raktą, iš esmės šiai dienai bent jau kol kas nėra žinių, kad fizinis raktas būtų kažkaip tai apeitas. Ką tai reiškia, kad įvyktų antro lygio ar to sekančio faktoriaus autentifikavimas, jungiantis, naudojant paskyrą, naudojant skaitmeninę tapatybę, tą vartotojo vardą ir slaptažodį, turi būti fizinis daiktas, fizinis subjektas, per kurį yra patvirtinama, kad tas žmogus yra tas žmogus, kuriuo jis prisistato, ar bent jau tas žmogus yra autorizuotas naudotis to vartotojo paskyrą. Ne? Tai vėlgi mes esam partneriai, esant reikalui galime padiskutuoti, kažkokių tai pagalbų suteikti, jeigu yra tikslas įsidiegti tokio tipo raktus. Ir sekantis lygis, ką aš ir minėjau, kur mes jau norime turėti visišką pilną lankstumą, ką tada daryti. Tai Microsofto pasaulyje tai kalbama, kad tai yra kelių lygių autentifikavimas naudojant Entra ID funkcionalumą, kuris vadinasi Conditional Access. Tiek kelių lygių autentifikavimas arba angliškai MFA, tiek Conditional Access yra Entra ID tarnybos funkcionalumas, tai yra viena ir ta pati tarnyba. Plius toje tarnyboje yra galimybė, kaip pravedžiau prieš tai, registruoti jūsų vidinės sistemas, aplikacijas ir per jas kontroliuoti prieigą galbūt ne į Microsofto įrankius. Tik jau šitas visas funkcionalumas iš jūsų reikalaus, kad pakeltumėte tą licenzijos lygį iš to, kurie ateina kartu su jau kažkokiais servisais, o į tą lygį, kur jau tam yra skirta atskira licenzija. Tai šitie dalykai licenzijuojasi licenzija Entra ID Premium, tai yra Premium 1 ar Premium 2. Ką leidžia iš esmės šitas funkcionalumas? Jisai leidžia labai detaliai, aiškiai susidėlioti struktūrą, kokiom vartotojų grupėm, kokio antro lygio autentifikavimu jūs norite, kada jisai bus taikomas, prie kokių aplikacijų jungiantis, prie kokių sąlygų ir panašiai. Reiškia, šitas įrankis leidžia atitikti idealiausiai tai, kas organizacijoje vyksta, kaip jinai gyvena, kokias funkcijas turi, kokius žmonės turi, kokias tas pagrindinės vartotojų grupės organizacijoje yra įsidarbinę. Tai tas sekantis toks lygis, jis jau čia labiau finansiškai, sakykime, kainuoja organizacijai. Ir čia galbūt toks būtų, ką mes galime padaryti kelių lygių autentifikavimo pusėje ir kaip rezultatas ir galutinis taškas, bet tie, kas pažįsta Microsoft 365 licenzijavimą arba žino, kaip jis licenzijuojamas, žino tokius planus, kaip yra Business Premiumas arba Microsoft 365 E3. Tos licenzijos leidžia šalia tos skaitmeninės darbo vietos, šalia skaitmeninės tapatybės, bet to, kad apsaugoti pačią tą skaitmeninę tapatybę vartotojo paskyras, bet integruoja ir kitus įrankius. Ne? Tai atsiranda ir DLP galimybės, ir pačių įrenginių valdymas, ir kas geriausia, kad tas funkcijas atlieka kitos tarnybos, bet jos, kaip čia pavadinti, susijungia, nes dirba tarpusavy, jos yra integruotas. Ir kaip paprastą pavyzdį galima pasakyti, kad naudojant technologiją, kurioje
dokumentai organizacijų viduje gali būti šifruoti. Galima sukonfigūruoti tokias taisyklės, kad jeigu jungiamasi prie tokio tipo duomenų ar failų, kurie yra šifruoti, vartotojas, kuris jungiasi, jisai turės būtinai padaryti antro lygio autentifikaciją ir būtent tokią, kokią jūs nustatysite. Ne? Sakysite, kad turi būti FIDO raktas, saugu, konfidenciali informacija ir viskas tvarkoja. Tai čia jau tokio aukštesnio lygio. Mano pristatymas buvo turbūt apie greitas ir efektyves. Tai aš nuo greičiausių, sakykime, nuo greičiausiai įdiegiamų perėjau galbūt iki tokių jau pačių efektyviausių. Turėsite tokią, gairės, ko ieškoti, kaip jums su galbūt kelių lygių autentifikavimu pasiorganizuoti viduje, kaip jos įsidiegti. Čia galbūt pakartosiu vieną tokį standartinį dalyką, kad ką minėjo Evaldas, be to, kad mes kalbame apie įrankius, šalia yra tvarka, tai yra turi būti vidinės taisyklės, instrukcijos, reiškia, turi būti edukacija, na ir natūralu turi būti kontrolė. Turite turėti priemonės, kaip pakontroliuoti, kad vartotojai tikrai šitas dalykus naudoja. Entra ID turi labai tokį platų ataskaitų funkcionalumą, kurio pagalba šitą informaciją irgi galite vertinti ir matyti per sisteminius įrašus. Savo pristatymo dalį baigiau. Ar būtų klausimų? Minėjo Evaldas, kad yra Q&A'us. Jo, čia buvo klausimas dėl Yubico veikimo, jeigu yra blokuoti USB portai. Natūralu, jeigu USB portai tiesiog yra blokuoti bendrai, tai nesuveiks, reikės daryti tam tikrų papildomų konfigūravimų. Bet yra būdų irgi, kaip tai padaryti. Galima bus atskirai padiskutuoti, matau kontaktus, kas parašė, galima bus susisiekti. Čia buvo dar klausimas, kad turi standarto licenciją, neturi per user galimybės multifaktorius naudoti. Nėra taip, iš tikrųjų jūs turite, tik tai Microsoftas tai yra giliai paslėpęs. Irgi matau kontaktus, bus galima susisiekti ir duoti šiek tiek tikslesnės nuorodos, kur tos informacijos ieškoti. Klausimus atsakiau, jeigu dar kažkokių klausimų bus, dar turėsim šiek tiek laiko po trečio pranešimo ir dabar norėčiau perduoti žodį kolegai Leo. Leo, can you hear me? Yes, I can hear you. Can you hear me? I can hear you, so you can overtake. You should just start your presentation, start sharing from your device, and control will be in your hands. Thank you very much. I hope you can now see my slides. Okay. Yes, we do. Okay, great. So my name is Leo. I'm an engineer based in Espoo, Finland, covering security technologies. And today we are going to discuss how we can easily deploy these new secure authentication methods with Duo Security. And because you are in this webinar, I hope you know that today the easiest and most efficient way to increase security is to put effort on protecting your identities and detecting the threats, for example, breached identities in the identity space. So first, one slide, what is Duo? So Duo is a product which is well known for verifying users, doing multi-factor authentication using different methods, older methods like one-time passwords or text messages or phone calls or push messages. But today we are talking about more modern methods like passwordless, biometrics, and YubiKey. Okay, so we have verified the user, but that's not enough. We usually want to also make sure that the user is using a corporate trusted and managed device to access our critical data. Even if the user is authenticated, but he's using a kid's gaming machine, which happens to have a
great monitor, but unfortunately it has been hacked 3 times already. That's not a good thing. We want to be able to make a policy where our important data can only be accessed by trusted devices. And more important in then to have a different kind of context around this user. So for example, do we see signs that this user's password has been breached? Maybe there are anomalies in the way he or she is logging into our systems, and we can immediately react to these anomalies and that way detect if have a risk score on this user and maybe demand a more secure way of authentication if we detect these anomalies. So protecting identities is important before login, at login, but also after the login. Okay, that's about Duo. Let's go into YubiKey. So Duo has been working with YubiKey for a long time, and the most important use for YubiKey is passwordless technology. So you know that when we talk about multi-factor authentication, we need to have at least 2 factors. Very often in the past, it has often been something that I know, which is the password, and then something that I have, which could, for example, be a mobile phone where I get a push message. But with passwordless, you don't need a password. So maybe you have a PIN code on your YubiKey, or maybe you have biometrics on your machine, which is something that you are, and you are able to have a more secure way of authentication. We'll talk about why this is more secure in a minute. But the number one question I get from customers when we talk about YubiKeys is that, okay, YubiKey is hardware. Is that hardware difficult to manage? Because I already need to manage, laptops and other kind of hardware. I don't want to increase my management burden. But the good news is that with Duo, there is a great way to make deployment of YubiKeys easier, and that is let's let the end users to make the work. So let's go for self-service. And this is a screenshot from the Duo portal. And in this particular service, I have just clicked this one box. And this allows that, when users log into this application, we give them an option to self-service and add a YubiKey into their account. And let's see how that works in practice. So here we have a little demo. So we have a user who is logging into a service. And then here he is typing real slowly his username. Okay, currently he has a mobile phone where he gets push messages and a password. So it's a 2-factor authentication, but using these traditional methods. And now there is a push message to his phone, but he clicks other options. And behind other options, there is a menu where it says manage devices. Okay, and of course, before you can manage your devices, we need to authenticate that user. And because the only way we can authenticate currently is the push message, that's what we are going to use. Okay, and here we are. You can add a device. By the way, you can also add a new mobile phone if you're old. If you got a new mobile phone from Santa Claus. But here it goes. We want to add a security key. And then we click next and click the security key. And here it is. Well, PIN, of course, so that it's something I know. And blub. Now we have a security key usable
as a strong authentication method. You can see it here in the portal. Now let's see how the authentication works. We go to the same service again, and now we can use our brand new YubiKey to authenticate to that service. Yep, here it is. Okay, and we got into our customer management system. Obviously, everything is logged. So this is a log entry for this particular event. So a user used a self-service portal and he used a trusted endpoint. So do a check that that the device that he was using is a managed device by the company, and this is something that you can define in the policy, that you can only use self-service portal from a trusted endpoint, and the authentication for adding this YubiKey was done with the Duo Push. All right, so I hope you agree with me that deploying a YubiKey to a user is quite easy. Now, okay, this is convenient, but I told you that using these modern authentication methods is more secure. So why is that? So here is a notice from the Finnish CERT. It says that we are seeing lots of AITM breaches. What is AITM? This notice talks about M365, but this applies to all web applications. If you are using Salesforce.com or ServiceNow or whatever you are using with the browser, this AITM is a threat. And this is not an academic threat. So, for example, a few weeks ago, I had a presentation where I showed this same slide, and then I got feedback after the presentation from some security operations center guys, SOC guys. They were sitting in the audience, and they said, "Okay, you talked about AITM, but you should have talked much longer because we get AITM stuff every single day. So people need to know about this." Okay, so how does this work? The poor end user gets a phishing email. Maybe the phishing email says that you have your disk space in the cloud is running out. You need to do something immediately. Okay, there is a link and he or she clicks the link. That link takes him to this legitimate service, you know, but in the middle there is something called adversary in the middle. So there is this guy listening communications between the user and the legitimate service. Now, what is this AITM? Well, obviously you can find free open source software which can listen into the traffic and grab cookies. Now, how does this work? Okay, user logs into this service, then there will be a multi-factor authentication. Maybe he gets a push to his mobile phone, maybe he gets a text message, maybe it's a phone call, it doesn't matter, but the point is that he will be authenticated to the service, and after that the cookies will be installed in his browser. Cookies are a kind of shared secret which authenticate that browser to the service. Okay, well, the bad news is that now the bad guy has the same cookies. Okay, he can take these cookies from the software, install them into his own laptop machine, and access the same service using the same credentials as this end user. So this is obviously bad, and it happens every day. Okay, how can we protect against this AITM attack? Well,
one way to protect is so-called certificate-based authentication. Bad news is that it's very seldomly used because it's difficult. But you know, if you happen to use client certificates to authenticate to an application, you are safe. Unfortunately, very few applications even support this. Okay. Another protection is only allow logins from trusted devices. Only allow login from a device which is managed by your company. Okay, obviously the attacker machine is not managed by your company, so he cannot log in. So this is a good protection. But another protection is using a YubiKey. Okay, because YubiKey does not rely on cookies. It uses another technology called passkeys or Authn, and I'll have a slide on that. And the fourth point is that maybe you would like to have capabilities to detect if somebody uses this AITM attack against you. So many identity providers have means to detect these AITM technologies, and you know, you would like to have a visibility to that. So this detection is part of you know, Gartner is great at coming up with different kinds of acronyms, and we have this acronym ITDR, Identity Threat Detection and Mitigation, ITDMK. Anyways, I think they had R here, but this is a kind of technology which enables you to detect threats with your identities and then easily react to them and mitigate that threat. Okay, how do these passkeys work if they don't use cookies? Well, there is no shared secret between the application and your browser. Instead, this works using this keys private public key pair technology. And if you want to learn more about how this works, you can, for example, go into this URL that I have down here in the bottom of the page. All right, so that's about YubiKey, why it's more secure, why it's easy to deploy. Duo, one nice thing about Duo is that it's a very simple product, so it's priced per user. For example, if you only want to deploy Duo for administrators, then you only need to buy it for administrators. If you are worried about your partners, you have lots of partners and they are accessing your data, maybe you just want to buy it for partners. With Duo, it's very flexible. You just buy it for those users that need it. Now, the capabilities that I talked about, passwordless authentication using YubiKey and trusted endpoints, they are both available even in this Essentials, which is the cheapest license. If you want to detect these threats in your identities, then these risk-based authentication and identity intelligence features require this better license. But if that's interesting to you, you can just sign up in duo.com and get a 30-day free trial and see how this works for you. Okay, that's all that I have, and I think we have 10 minutes for questions and comments if there are any. Let me open the Q&A panel. Yep. So for your part, I see no questions from your presentation. On our presentations, on my presentation, we already made answers. So we just
fix on some questions for the first presentation. So I'll switch to Lithuanian one language. Tai klausimai iš pirmo pristatymo, čia Evaldui, tai nežinau, Evaldai, gal tu irgi įsijunk mikrofoną, ar bus pasidalinta nuoroda į organizacinių ir techninių reikalavimų sąrašą? Ačiū, matau, kad jau pakomentuota net. Ok, jau pasidalinomis. Super, taip. Ir tada ar įteikimo grandinė irgi matau, kad atsakėjai visus klausimus. Gal kokių klausimų yra dar, tai tiesiog yra Q&A dalis, meniu mygtukas, galite paspausti, užduoti klausimą. Turime dar šiek tiek laiko atsakymams. Tai turbūt dar kokią minutėlę galim lukterti, ar atsirastų naujų klausimų. Turbūt, jeigu dar kol aš pabaigsiu sakyti, jeigu neatsiras klausimų, tai mes po truputį tada finalizuojamės mūsų webinarą. Noriu padėkoti, kad prisijungėte, kad išklausėte. Kiek stebėjau statistiką, tai visas pristatymus buvo išsaugotas, sakykime, tas pats lankomumas ir jis tik tai augo. Džiugina, tikimės, kad pranešimai buvo prasmingi, naudingi. Tai po renginio bus pasidalinta ir prezentacijomis, bus pasidalinta kontaktais. Tai jeigu liks kažkokių klausimų, diskusijų, noras pasibandyti vieną ar kitą rodytą technologiją, pasikonsultuoti, tai esame atviri kontaktams, klausimams. Evaldai, gal dar galėtum įterpti nuorodą į organizacinių technologinių reikalavimų sąrašą, nes aš turbūt suarchyvavau tą klausimą, tai todėl turbūt dalyviam jo ir nerodo. Ir dar klausimas yra dėl vaizdo įrašo, gal kolegos padėtų atsakyti, nežinau, koks mūsų yra sutarimas, ar mes dalinsimės įrašu? Įrašų dalinsimės, pasidalinsim. Super. Gerai, tai aš tada dar greitai nukopijuosiu iš archyvo nuorodą į tą reikalavimų sąrašą. Tai tiem, kam aktualu, dar paluktelkit, o visiems kitiem dėkui. Aš ką tik tai įdėjau, tai gali rasti tarp Q&A, aš tiesiog vietoj klausimo įterpiau nuorodą į organizacinių ir techninių reikalavimų dokumentą etarę. Lietuvos Respublikos portale Seimo. Leo, there is a question. There is VPN-less remote access in Duo Premiere. How it works? Yes, yeah, I didn't cover that in the presentation. So essentially, how it works, it's you can publish applications from your internal network to external users. These applications could be web applications, or they could be remote desktops, RDP applications, or they could be disk shares, or they could be SSH terminal connections. And then the users don't need to open a VPN to access these applications inside your network. Instead, when they connect, there will be a strong authentication, for example, using YubiKey, and then they can access this. By the way, as you know, Zero Trust is a big thing in security nowadays, and the way, for example, how Cisco IT, so our IT organization, sold this whole idea of Zero Trust to us end users was that Zero Trust means that you don't need to open VPN. You just, wherever you are, you open the application in your browser. Well, we typically use browser-based applications,
Then they check that this is actually a Cisco device that you are accessing the application from, and they authenticate you strongly, and that's easier and more convenient for the end users. I hope this answered the question. Technically, technically speaking, it's a kind of a reverse proxy. So it is a Windows service or Linux container that is deployed at the edge of your network that makes the magic happen. Gerai. Ir matau, dar turim vieną klausimą, trumpai atsakysiu. Ar TIS2 direktyvos reikalavimai skiriasi Lietuvos ir kitų EU šalių? Tai trumpas atsakymas ir taip ir ne. Ne ta prasme, jog tai yra minimalus suderinamo dokumentas direktyva, tai reiškia, tai yra ne mažiau tai, kas yra numatyta direktyvoje, turi būti perkelta į kiekvienos šalies teisę, tačiau kai kurios šalys turi galimybę taikyti griežtesnius ir didesnius reikalavimus. Tai sakant, bazė yra ne mažiau tokia pati tarp visų šalių, bet kai kuriuose šalyse reikalavimai gali būti netgi ir griežtesni. Taip, tai daugiau kol kas klausimų nematom. Turbūt viskas buvo užduota. Tai šį kartą tikiuosi, kad jau paskutinis mano atsisveikinimas. Ačiū. Lauksime kitose mūsų renginiuose. Ačiū, Riki. Bye, Leo. Thank you. Bye-bye.